Taip ir pasakė, pasodinsit Kaunecką? Taip. Tik dėl brolio užsispyrė, paleisk ir viskas. Oi, Vengelė, aš siūlau neskubėti. Kodėl? Grįš Šarkys, jis moka daryti gerus sprendimus. Kokius? Kur gauna kulką į galvą? Aš siūlau nenuvertinti Šarkį. Aš jo nepasitikiu. Kodėl? Buvau su Ovčinikovu susitikęs. Jisai neslėpė, kad bendravo su amžinatilsiu Armonu. O Armonas turėjo 3 sodybos. Iš ko? Iš pareigūnų algos? Viskas deklaruota. Gerai, o Šarkys, Šarytė. Dabar gydomas ligoniniai. Kas apmokėjo? Dėdė iš Vokietijos. Dėdė. Taip, Vokietijos turi nuosavą verslą, nieko nuostabaus. O ko tu buvai susitikęs su Ovčinikovu? Jam baigėsi suėmimo terminas. Išėjimas šviečiasi. Tai siūliau bendradarbiauti. Ir aišku, nesutiko. Ir dar įsityčiojo. Nu nieko. Pakalbėsiu su teisėju, gal pratęs suėmimo terminą. Gal mėnesiui, gal dar. O gal ir dar mėnesiui, ir dar. Oi, Vengelė, tu jaunas. Aš vertinu tavo entuziazmą, bet patirties tokia tau gali padaryti meškos paslaugą. Grįš Šarkys, sutvarkys visą šitą reikalą. Aš Kaunecko grupuotę noriu vieną susemti. Jie dirba švariai, čia be savo insiderio neprasisuksim. Rizikingas planas. Kitokio neturiu. Pavyks. Man tik tai reikia jūsų susitikimo. Reikia keltis ir eit, bet nėra kelio vieno. Bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eit. Andrėja. Sužinojo, kas teisėja. SMS Šramas atsiuntė. Jurka persiuntė man. Geras, tai ką? Belieka užvažiuoti ir Šramas laisvė. Priėjimą reikia rasti. Iš bet ko bijo atsimti. Tarpininkų reikia. Per advokatą? Arba per giminaitį. Bet čia ne problema, rasim. Kiek kainuos? 60 štukų. Kiek? Šiam štukų byla nebaigta ir šiam štukų dafiga. Kiek tu turi? Tai bet, kad nei kiek. Partiją galvojau spėsim prastumą. Pas mane irgi galekas. Nežinau, kaip markė, bet tiek neturės. Jurka sako, jeigu reikės, tai būtą parduos. Hardas turi. Bet dabar ką, reikia su Igle kalbėti. Važiuojam? Į ligoninę? Ne, į namus. Grįžo pailsėti. Nu tai varom. Palauk, paskambinsiu. Dar miegos. Su Hardu viskas gerai? Daktarai prižiūri. Bet žinai, Šramo klausimų geriau tiesiai pas Ignę. Į ligoninę šiaip ir taip mūsų niekas neįleis. Tai išėjau jau. Tuoj būsim. Davai, važiuojam.
išvažiavo. Jo. Ką tik. Supratau. Gerai, mes to atvažiuojam. Duris atrakink. Grantai! Išvažiavo. Tai kilom. Ką čia turi? Pirštinės. Kam tau jos? Kad pirštų ant spaudų neliktų. Durnius. Tu manai, jis pareiškimą rašys? Varom tik tai. Velnias žino. Tai ką, Kraftas putojas? Tu džiaugis, kad nenušovė. Aš galvoju, tu pamelačiam, o ten pasirodo iš 200 štukų. Nu, toks vagės gyvenimas, arba pralopsi, arba... Aparatus turi? Nu, 2 liko, bet yra kas paims. Gerai. Tuos 2 grąžini Kraftui. Už parduotus pinigus irgi. Tu čia ką, dabar Kraftui dirb pradėjusius, tu į načer. Aparatus Kraftui, pinigus irgi. Taip, bet bėgu va dabar ir grąžinu viską. Nieko jis nepamatys iš mane, supratai? Man jis reikalingas. Aš varkę turiu. Be jo fabrikų man neįsisuk. O kas per varkę? Anksti dar kalbėt. Bet po to aš pinigus tašim nešiu. Žinai, kiek aš girdėjau, kaip pinigus tašim žmonės nešios ir po to viskas žopa baigėsi. Tai aš geriau pasidėsiu ant savo 200 štukių ir būsiu ramus. Atsiskaityk su Kraftu. Va dabar bėgu, žinok, va, tuoj apsirengu kurtukę ir bėgu Kraftu viską atiduodu. Ne! Jie į mane šovė. Kokie čia sustaikymai gali būti? Jo bėris liko sveikas, viskas nenušautas. Lygų, atsiskaitė. Oi, koks tu durnas. Tai tu jam nueik ir pasakyk. Jis savarankiškas, aš jam įtakos neturiu. Ką tu atsimazit nemoki? Moki tave reikia. Davai. Ramu? Jo. Pabūk lauke. Jeigu kas, skambink. Tvarka. Na tai... Kur tu slėptum pinigus, ką? Po lovą. Skalbimų dėžiai, šaldytuvė, bele kur. Tai ieškom.
Kikvina Dino. Naujas video. Prenumerok D. Kaip tu? Pailsėjai? Nelabai, bet bent jau užmigau. Kaip pirkėjai? 2-3 dienos ir bus. Kavosim padaryti? Tai, kad ne gal, mes trumpai. Tai prisėskit. Hardu viskas gerai? Atsigauna. Šiaip mums čia reikėtų su Hardu kalbėti. Apie ką kalbėti? Apie šramą. Tai dar nebuvo teismo? Nebuvo. Bet teisėjo pavardę sužinojom, laikas veikti. Veikti ta prasme. Ta prasme traukti šramą. O jis mums reikalingas? Iglė. Čia nutarta. Aš tik paklausiau. Įsivels paskui kokią bėdą visus paskandins. Po šramą daug ryšių. Jie mums, nežinau, be galo reikalingi. Ypatingai dėl realizacijos, tai va tiek. Gerai, tada neturiu nieko prieš. Nepyk, Iglė, bet čia ne tu sprendi. Kol Richardas veiksta, visus reikalus dabar tvarkysiu aš. Paskambinkit Richardui, paklauskit. Tai kas ten per teisėjas? Jurka atsiuntė. Miroslavas Martiniukas. Persiųsti to? Įsidėmėjau. Kažkaip reikia rasti prieimą. Nežinau, gal per giminės, gal per advokatą. Aš rasiu. Kaip? Pati nueisiu. Baig tu, Iglė, nebijai? Sudegsi. Nesirūpink. Kiek jam paduot? 6 metai grėsia, tai šiam gabalu. Už metus po 10 štukų. Bet jo neišteisins. Ne. Bet jis bus laisvė. Na, ten byla toliau suksis, tegu krapštas tai žiūri, kaip ten reikalas tvarko. Tada dar man reikės pasitart su Richardu. Pinigų klausimas lieka. Turėsiu. Gerai. Atsiskaitys. O šramas po to prie mūsų jungsis? 100% Iglė čia jau nuspręsta. Bet jis bus po padidinamu stiklu. Tai kad visi mes po tuo padidinamu stiklu. Kitą kartą, kai eisi svarbų pokalbį, išsijunk telefoną. Tai tikrai kavos negersit? Tai ne, gal jo. Važiuoju. Tu svarbiausia pranešk, kaip ten sekasi gerai reikalus tvarkyti. Gerai. Kad būtų ramiau. Nu ką, kilm. Nu ir kas čia ką tik buvo? Sunervino? Tai nesunervino. Tu girdėjai, kokį toną įjungė? Dylavarė. Svarbu pinigai yra, pajudėsim. Kaip mes pajudėsim, kokiu būdu jinai ras prieimą prie to teisėjo, kaip, per ką? Davai mašinai parūkysi, važiuojam. Ką čia radai? Gal prikabinam? Nereikia. Bereikalingos problemos. Kur dar ieškot?
turi. Išleidai viską. Geras. Nebūčiau pagalvojęs. Čia daugiau negu mums reikia. Visai super. Varom iš čia. Žinai, kai pasakiau, kad dabar visus reikalus aš tvarkysiu, tai juoktis pradėjau. Ei, nekreip tu dėmesio. Nebijai? Ko? Teisėjui kyšį nešt. Tai paims abiem rankom jisai. Na, nežinau, čia visaip gali būti. Tai aš pažįstu jį. Tu irgi. Jisgi su mano tėvu gerai sutarė. Jo Gerda dukra, atsimeni, mesgi draugavom su juo. Martiniukas, ne? Kažkaip taip. Tu jį pas mano tėvą veždavai. Tai ką taigi aš? Vairas buvau tada. Į vidų neįdavau. Bet toks pagerintas buvo. Atsimenu, pas jį darbo stalas yra, žinai, toks didžiulis. Tai ten tiek butelių būdavo. Visko, ta prasme, konjakas, brendis, martinis, degtinė, ką nori. Ir visi buteliai atidaryti. Tai mes su Gerda vis taip palašiuką paragaudavom. Nieko nepastebėdavom. Kiek tau tada metų buvo? 15, 16 gal. Gal tada ir rūkyt pradėjai, ne? Koks ten rūkymas, toks vaikiškas pasižaidimas. Ačiū. Skanus. Gerai tau vitaminai. Tu tik saviškiams nieko nesakai, gerai? Kad aš teisėją pažįstu. Tegul galvoja, ką nori. Gerai. Nesakysiu. Nesupratau? Kešimentai ar bombina? Kikvina Dino. Najas Video. Prenumerok D.